Sveiki visi prisijungę į mano kanalą. Po 2 savaičių. Tas, kas žiūri, tai po 2 savaičių. Nu ir ką? Pradedam darbus. Dar prisiminiau, kad reikia akumuliatorių atsijungti, kroviau. Nusipirkau pakrovėją. Ir čia vienam projektui kroviau. Dėti kitą automobilį, kad žibėtų meninė instaliacija. Gal šiandien parodysiu, arba parodysiu tiesiog automobilį. Kažkada minėjau, kad perku vieną automobilį, tai parodysiu kokį. O dabar varau įsidėti į mašiną. Automobilis purvinas. Tai varysim bent jau vandenuko, apiplausim, užteks, nes drėgnas oras, jaučiasi drėgmė. Akumuliatorius stovi gerai. Čia knygų biski, vis neišsiemu. Čia nuo vieno projekto. Siūlas. Tempt siūlas. Užkrito, kai vadinasi. Trosas, netrosas. Ir daugiau nieko neturiu. Biškai daiktus išmečiau, nes buvo baisu iš jos. Tai dabar reiktų prasivalyti. Kažkada prie progos. Ir dar iki šiol nesutvarkė šito. Čia reikia originalių daviklių, nes Bosch neprisiriša, nieks nepririša, kažkas jam blogai. Tai sakiau, išprogramuosim. Ir mačiau, išmetė pasižiūrėti ratą, tai tą ratus pasižiūrėsiu, kas čia yra blogai. Mane gąsdina tik šitas, kur praeitą kartą rodžiau. Bet sakė, nieko baisaus. Būtų išsileidę, jeigu leidžia. Bet ratams lygtais viskas gerai visiems. Tai va, praeini. Tai kad purvini. Gerai, varau plaut. Ir turiu dizeliuko. Penktadienį pirkau. Nusišneku 15 centų nuolaida Baltike. Vakadienis. Vakar padirbėjau ir naktį, ir dieną. Naktį uždirbau lygtais apie 50 eurų. Žiūrėsim, kaip dabar seksis. Naktį tai kalbu iki 1:30. Nes ir 50 eurų, nes dar duoda 11%. Čia kažkoks pirmą kartą aš matau tokį dalyką. Galėtų ir palikti. Ta 11% premija už tai, kad tu dirbi iki švenčių. Galėtų ir palikti. Boltas galėtų ir parašyti. Nepykčiau. Sustojau prie šiukšlinių išsimesti visokių nes turiu prikaupęs. Gerai, įdedam. Minusas prie minuso. Pliusas prie pliuso. Nerodysiu, kas čia žiba pas mane, bet parodysiu automobilį. Įjungiam ir žiba. O automobilis yra Lada Batmobile. Fainas automobilis iš tikrųjų. Dabar galvoju, kaip sakiau. Batmobile? Batmobilis. Batmano automobilis. Batmobile. Greitai prasiploviau plavyklai už euriuką tik vandeniu. Nes visur šlapia. Tai ir taip išsipurvinsiu. Ir varom dirbt. Žmonių tai belenkiek, o užsakymų nėra. Parduotuvį belenkiek. Nusipirkau vis dėlto dar pavalgyti kabanosų dešelės, ar kaip jos vadinasi, aš net nežinau. Polska. Žodžiu, dešelių ir pakrovėja. Nuolaida buvo 100%, tai iš vis laimingas. 2 valanda. Sekėsi taip pusė velnio ir varau šiek tiek pailsėti. Tai įsėsiu į savo automobiliuką ir arbatos norėjau sakyti, arbatos nuvažiuoti nusipirkti. Taip, važiuoju su savo Batmobiliu, reikia nuplauti ir pastatyti. Tai va toks savo automobiliukas, Lietuva užrašas iš Baltijos šalių, tarp kitko, iš Baltijos kelio dar yra priklijuotas toks gėris. Ekonometras instatytas. Šiaip viskas puiku, šiaip fainas automobiliukas. Ir varysiu arbatos nusipirkti. Reikia nuplaut man jį.
Ploviau automobilį, tai dabar visur putų yra. Gerai leidžia automobilis vandenį. Tai kaip joptararai vasarą per lietų važiuot. Ir tarp kitko, vakar iki pusė 2 surinkau vos mažiau negu šiandien per visą beveik darbo dieną. Tai va tau yra gyvenimo ironija. Ir kalbu nuo 12 iki pusė 2 nakties. Tai šiandien naktį jaučiu vėl dirbsim. Nieko nematyt, bet eina į antrą dalį. Brum. Prisivalijau dešrelių ir tų grybukų, pamiegojau. Aišku, kai valgai negalima kalbėti. Dabar yra 6 valanda. Ir kaip sakiau, antras išvažiavimas. Brum. Čia toks įvykis buvo, kad žmogus stovėjo prie perėjos ir ištiesinės. Ir už manęs automobilis. Ką, sosi ant perėjos? Paim žmogų, nežinau, nei šis, nei tas. Tai kas čia nieks nematys, sakau, negalima čia. Ir tarp kitko, toj vietoj mane yra sustabdė už tai, kad buvau paėmęs į nekar žmogų. Tai niekados nesakyk, kad tavęs nemato. Gali čia policija pyst ir išlyst. Aš sakau, visą laiką viskas netikėtai atsitinka. Perdegė lempa. Yra po 9:10 ir kaip lyg tyčia, kai tik įpusėjus darbui, pist, nusprogo lemputė. Nieko, miestas apšistas, problemų neturėtų kilt. Dirbam toliau. Dirbam. 1:30 ir sekasi labai gerai. Pažiūrėsiu, kiek dar trauksiu. Tikiuosi, kad dar patrauksiu. Kol užsakymų yra, tai viskas liuks. Įvykių baisiai nebuvo, buvo vienas linksmesnis, sakiau, reikia nusipirkti būtinai registratorių, kad pafilmuoti. Tai vienas buvo, kad prašė muziką užleisti, tai linksmesni žmonės tai užleidau. Ryčio Cicino, tai dar patūsinom, normalūs, mandagų žmonės, tai buvo faina. Kaip ten sakoma, diena baigėsi, reikia išsimti savo meninės instaliacijas. Nes jau 1:30. Čia rutuliukas sukasi. Rutuliukas sukasi. Ir čia atjungiam. Akumuliatorių išsiėmam iš savo bletmobilio. Ne. Ir į mašiną dėsim. Užrakinam ir ištraukiam. Judam, jau yra po 1:11 ir jau traukia miegučio. Noriu miego, tai va, po truputį dar gal pusvalandį padirbėsiu ir trauksiu miegot. Ir noriu padėkot, Boltas suteikė premiją 11% už užsakymus, tai labai faina ir ačiū, prisideda. Vienas kitas euras įkrenta papildomai. Čia kaip premija, ne premija, nesupras. Aš įdėsiu nuotrauką, kaip tas 11% atrodo kažkur šone. Suprasit, ar čia visim, ne visim, nežinau, neįsivaizduoju. Ką, po 1:16, paskutinį kartą kalbėjau po 1:12 ir jau namie pagalvojau, varau namo. Nes buvau šalia namų. Tai jau baigiu darbą po 1:16. Ataskaitą pranešiu. Ataskaita labai paprasta ir paprasta. Valandos tiek. Man atrodo, kiek žiūrėjau, lygtais apie 11 valandų pradirbau šeštadienį. Ir šiandien yra sekmadienis, tai nežinau kiek. Tai valanda ir 16. Uždirbta kiek yra irgi va čia įmesiu šone kažkur. Kiek uždirbau,
šeštadienį ir sekmadienį. Ir tą 11%, man atrodo, prieš tai įmečiau, tai nemesiu. Nu ir tiek. Jeigu kažką prisiminsiu, tai įmesiu dabar, padarysiu pauzę ir įmesiu ir kažkas panašaus. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot. Etatinis blevys gotojas dingsta. Iki sekančių kartų. Myliu pačiųjų ir iki.